pabėgo biškiuką dar. Kur eini? Ok, čia ateikite. Remi, šiandien tau netikėtumas, aš manau, bet niekas visi tai supras. Mes norėtumėm irgi nuo grupės Džingas po savo pasirodymą pasveikinti mūsų Remigijų. Tai praėjo daug laiko. Mes 93 metais pirmą kartą sušukom tą pasvalietišką Džingas. Remis truputėlį prisijungė vėliau, bet Remigijau, tu esi tikras vyras, tu jau augini anūkę. Žinok, norint būti tikrų vyrų, reikia tą juostą užsidėti. Dabar Gintaras pasimetęs. Kaip ją dėti, nežinau. Vien pradėtas plistis, jau. Taip, ir aš tikrai žinau, nes pats esu senelis Remigijau. Ir žinau, kaip reikia vakarais migdyti anūkus. Ir iš tikrųjų tai duodi tą buteliuką anūkui su pienu ir seki pasaką. Aš tai pavyzdžiui apie grybų karą, o tu kokią pasaką sakė? Man neteko dar, bet man gausi taip, kad mano anūkė užėjo į kambarį ten tipo, kur aš dabar gyvenu ir užėjusi, aš sakau, aš žinau, kad tu moki dainuoti. Sakau, va, sėski čia ir padainuok man. Jinai taip atsisėda. Remigijau, kad tu turėtum kompaniją savo anūkę. Supranti? Čia yra komplektėlis tau, kad tu galėtum susimušti, susdaužti. O čia ta prasme, kad nepamirštum, kad reikia vienelio pasaką sekti. Remigijau, o čia, nors jau gaila išsiskirti su tuo kūriniu, bet mes tą gegutę. Gerai. Remigijau. Galiu tik parodyti, kas užrašyta. Jo. Mes labai norėtume pasidžiaugti, kad turime savo grupėje šitą narį, kuris yra mūsų grupės variklis ir kad jis nesustotų ir nenupuštų. Jo, dabar neištrauktų. Ačiū labai. Apsaugai įsiveskite juos gerai. Nes varykit mūsų nuo scenos. aš galvoju, kad jūs ir paimkite tą butelį ir... Tiesa, Remigijau, prie šitų sveikinimų labai norėčiau prisideda, Maiklas, ir žinai, kas dar labiausiai prisideda? Jonas. Jonas tas, kuris dėjo, tas kūrinys. Ta butelė atitsi? Ne ta butelė, bet jis skambino vakar ir sakė, perduok Remigučiui geriausius linkėjimus. Nu, nesakysiu, kad aš. Jis žalią kortą galėtų už mane laikyti. Nu gerai, nesvarbu. Aš matau, kad geras pavyzdys užkrečia, yra daugiau interesantų norinčių pasveikinti. Prašom, čia Lietuvos ryto komanda ant scenos. Prašom, drąsiai, plojimais, nes vis tiek sunku užlipti ant scenos sveikinti, čia nėra taip paprasta. Čia labai rimta akimirka ir labai rimtas momentas. Prašom atstovą prie mikrofono. Aš nesu Lietuvos ryto atstovas, dėl to neturiu teisės būti prie mikrofono. Aš esu L-ryto atstovas ir aš nedirbu su gerbiamu Ruokiu, išskyrus tą momentą, kada jis atrado Prahoje Paryžių. Mes su juo tada dirbame. Dėl to aš duosiu Timūrui. Jisai visada turi tam tikrą žodžio galimybę pasakyti kažką tokio, kas neturi jokios prasmės, bet tuo pačiu metu kažką galbūt reiškia. Mielas ir mylimas Ruoki, mūsų asmeninė pažintis yra labai nauja ir šviežia man. Aš linkiu, kad jinai dar tiek pat metų, kiek tau šiandien tęstusi, o nuo mūsų viso gražaus kolektyvų Lietuvos ryto televizijos patys šilčiausi, geriausi linkėjimai, didžiausi bučiniai, mieliausi palietimai ir visas geriausia, kas gali nutikti ir bučinys.
Vyrai bučiuojasi, griūna ne tik miestai, bet ir gražulis. Valia! Pidi! Ruoki šokį, suoki, repetuoki ir parodyk mum, ką moki. Tai jau vartysis ir vartysis čia rodydamas, ką moki. Tas šokėjas tai užlips dar šiandien scenos, man atrodo. Jo, man atrodo, bus jisai čia. Nežinau, ką sakyti.